Na kągi, atvykom pagaliau į tą Senzo G. Nu, žmonių kiekis tai labai skiriasi nuo vakaro. Čia 1000 žmonių. Bet gal kaip ir sakei, vakare jinai gražesnė. Vakare gal ir gražesnė, tokia tuštesnė ir įspūdingesnė. Aš tai rekomenduočiau ateiti vakare, bet aišku visos pramogos ir visa ta gatvė, kur yra desertai ir valgiai, tai niekas nedirba, tai reikėtų ateiti iš ryto. Na, už manęs yra ikoniški šitos šventyklos vartai, kurie saugo čia nuo piktųjų dvasių, kad nieks blogas čia neužeitų. Aišku, yra tas žibintas, čia kuris kabo, tai sveria apie 1 toną, įsivaizduojat? Rimas susigundė, neatsilaikė, nori šitos braškės. Skanu? Koks skonis? Nepalyginti su to ryžių sojos nesąmonė. Nu, ta ryžių soja ne kiekvienam. Labai paprasta. Bet skanu. Braškė su cukrum. O dabar mes varom į vietą, kur Rima laukė visą kelionę. Jinai realiai į Japoniją atskrido tik dėl šito. Žiūrėkit, koks į McDonald's burgeris yra. Toksai labai japoniškas. Rima jau įsišiepus, nes priešais ją yra kapibara baras. Aš matau lentutę, kad parašyta we are fully booked today. Čia gal vakar dienos lentutė. Vakar užsirezervavom. Tai visur čia Japonijoje reikia rezervuotis, net ir kavinėse, jeigu geresnėse restoranuose, visur reikia užsirezervuoti, nes visur būna fully booked. Tai atkirpkit dėmesį. Jo, tokį bent jau. O mes einam į kapibarą. Capibara, 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 capibara. O tokia va. O tokia ta kapibara. Capibara, 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 capibara. Žiūrėkit, kokius garsus skleidžia. Oi, koks įdomus garsas. Tai kiekvienas lankytojas turi 30 minučių. Tai per tą 30 minučių tu atsigeri kavos, pavaldini, paglostai, pasidžiaugi, pakasai jas ir pasimėgauji jų draugijoje. Taip, tai ką tik išėjom iš šitos kavinės. Rima, kokie tavo įspūdžiai? Klausimas. Kapibara, kapibara, kapibara. Tai ar verta eiti? Taip. Ar patiko? Taip. Kiek patiko? Daug, milijonų, tūkstančių. Tai kaip tas kapibaras? Šiaip labai cute, bet jos labai miegalis. Ir kailis labai geras. Įdomus kailis, labai įdomus. Kaip kas? Kaip kietas. Ką žinau, toks spigliukai atrodo labiau ne kailis. Dabar važiuojam kitą vietą ir nepamirškite šitos vietos. Aš užsisakiau vakare. Tai šiandien atėjom buvo fully booked, tai nepamirškite užsakyti, jeigu per kažkokį sezoninį laiką važiuojat, gali būti ir anksčiau reikia užsakyti. Tai nepamirškite užsakykit ir visa šita pramoga mums su 2 kavom ir 2 sneksais kainavo 26 eurų. Aš dabar, kai Japonijoje važinėjai, tai tiesiog mano telefonas yra visą laiką not disturbed mode, nes visur, kur įeini, ar ten į kokią vietą, ar į traukinį, autobusą ir panašiai, yra telefono užbrauktas garsas, kad išsijungti. Nes Japonijoje važiuojant kažkur, tai reikia laikytis tylos, ramybės, visi sėdi tyliai, scrollina tiesiog arba miega, tai reikia laikytis tvarkos. Taip pat atkreipkite dėmesį, visose stotyse yra paukščiukų garsai. Tai čia yra ne veltui.
yra tipo moksliniais tyrimais paremta, kad ramina tie paukščiukai ir priartina prie gamtos. Tai tipo toks nusiraminimo dalykas. Atkreipkite dėmesį, kad laukiat traukinio ar autobuso netgi. Yra specialios tokios zonos mėlynos. Tai yra 2 linijos, kur žmonės stovi vienas už kito. Tai nestokit kažkur šalia ir nevarykit tiesiai. Pradžiai palaukit, kol kiti išeina ir tada jūs įlipat. Šiandien yra tokia gyvūnėlių diena, tai aplankėm Rymos vietą, dabar aplankysim Mao vietą, nes aš noriu, sakiau, pamatyti pandą, gyvai pamatyti pandą. Mano tikslas šios kelionės yra pamatyti pandą ir aš ją pamatysiu. Kad tavo vieta į mano vietą. Ta vieta. Tavo, mano, Ryma. Panda. Noriu pamatyti pandą. Tai raudona panda. Yra, man rodos, ta dar fainesnė. Norėčiau. Nusipirkom bilietą online į tą zoologijos sodą. Tai 2 bilietai tiem žmonėm kainavo 1200 jenų. Tai čia yra apie 8 eurus. Tai sakyčiau, papigėja. Eik, tu man patinka zoologijos sodas. Ko smirda? Kakais? Nes čia zoologijos sodas. Žiūrėk, flamingai. Aš bėgu flamingų. Jie daro kre. Raudoni kokie. Oho. Ryma. Einu šitą Rymą papasakosiu, gorilą pamatyti. Ryma, žinai kas yra? Gorilos. Už medžio. Žirafė? Taip. Labai daug vaikų tu vaikšto. Iš darželio ir mokyklos. Ai, ne, čia gal darželio. Labai gerai, visi vienodai gražiai apsirengę. Ne, moto. Moto? Kaip iš filmuko. Moto. The name's so nice, you say it twice. Moto ir momidži. Čia momidžis. Va čia moto. Va čia yra moto jau. Afrikiniai, Australijos. Kengūra čia kažkokia. Nori daugintis, berniukas, o patelė neleidžia. Sako, pagauk, jei gali. Gerai, apžiūrėjom biškį kažkokių ten nykštukinių peliukų, o dabar man įdomiausia yra va šitas dalykas. Red panda ir panda. Gyvena šiao ir leiliai. Tai čia yra Riri ir Šinčin. Riri. Tada gimė iš jų 4, matai? Leiliai. 21 metais gimė šiao ir leiliai. Tokia eilė ir ten užsisuka taip, dar taip ir taip. Viskas dėl to, kad pamatyt pandas. Aš nieko nežinau, aš čia atvažiavau pamatyt, lauksiu pusvalandį, bet aš tas pandas tiek pamatysiu. 40 minučių reikia laukti. Visi žmonės turi po 1 minutę. Čia įleidžia grupelėm. Ten yra viduj, o čia yra į lauką, gali jinai išeiti. Prieš tai buvo, dabar šiuo metu nėra. Mes laikom čiūrkas, kad gal išeitų į lauką. Tai žiauri gerai. Gerai, čia yra mūsų antras topas, bet tiksliau 1 topas. Bet dėja, jinai visiškai nenori išeiti į lauką. Ką tik buvo, graužė bambuką. Šiuo metu panda padarė kaką. Einam kitų. Gal čia turėtų būti tas kita panda, ne? Gerai, mes esam dabar antroji pandos lankyvietėj. Bandysim aplankyti kitą, bet matėme, kad šitą labai miega. O, supinė atsupus, aš matau jau jinai. Jinai nepajudės išėti, bet dar visą savaitę turbūt. Jai yra visiškai nusišvilpta mūsų. Galėtų kažką tai pasakyti, jinai.
O, žiūrėk, lauką. Valgo panda. Patį paskutinį sekundę. Sako, einu pakakot. Jau mums laikas supipsėjo ir jinai išėjo į lauką. Ką, pamatėm tas pandas. Mums labai galiu pasakyti, kad pasisekė. Parodyk nuotraukas. Čia Rima su panda. O aš irgi su panda su Rūra. Eik tu savo. Nu vau. Nuostabios tas pandas yra. Man labai patiko. Mes atėjom į Tokyo Government Metropolitan Building. Šito objekto dalykas yra visiškai Kylam 45 aukštą. Pasikėlė į tą pastatą, galima apžiūrėti realiai 360 ir vaizdas, tikrai aukštai, kaip už dypų, tai čia labai gerai. Pažiūrėkit. O jeigu jūs kreipsit dėmesį, šiandien yra labai gera diena ir tolumoje matosi kalnas Fuji. Netgi už tiek kilometrų matosi jo viršūnė. Pažiūrėkit. Eina savo. Tikrai galiu pasakyti, kai nemokama pramoga, tai čia tiesiog verta aplankyti. Tikrai ateikit, apsilankykit ir nemokamai pažiūrėsit tokie iš visų įmanomų kraštų. Mes jau išėjom, dabar yra be 10:05, tai visi eina ant saulėlydžio. Eilutė jau yra tikrai nemaža. 10 balų free pramoga, must see čia yra. Must. Taip? Taip. Ką čia Rima daro? Ojetu. Va taip atrodo tas pastatas iš toli, jeigu norit pakilti jį. Einat va čia va po požemiu ir eilutė yra rašo observation deck. Japonijoje yra garsios tokios gatvelės, kurios vadinasi Izakaya. Ir mes esame vienoj populiariausių Tokijoje, aš manau. Tai, yra tas vaibelis tikrai labai fainas. Gal čia reikės užeiti po to vakare pasimti kokio gėrimuko ar dar kažko. Kampai. Laukiam dabar į kitorius. Iškeps ir dar kažkokius rice bowls pasavim. Atkeliavo mūsų visas asorti, tai jakitoriai, rice bowlai, kopašiukai, alutis, ir ką. Mes sakom, itadakimasu, ir valgom. Skanaus jums ir mums. Kieti, soja ir nežinau ką almų. O mes esam Šinčiukų dabar rajone, kur jaučiasi, kad žmonių kiekis drastiškai pasikeitė iš 100 į 1000. O mes einam prie vienos tokios vietos, kur vyksta tas dalykas kas valandą laiko. Šitą vietą tikriausiai visi esat matę daugybę kartų. Tokį atvykom į Šinčiukų Vision Crossing, kur matosi didelis LED ekranas ir matosi kačiuko reklamą. Pabandysim palaukti kažkiek, tai pažiūrėsim, gal mums pasiseks.
Dabar einam pažiūrėti gorilos, kaip Rima sakė, bet iš tikrųjų eisim Godzillos pažiūrėti. Nu, man kol kas labai patinka šitas Šinčiukų rajonas, nežinau kaip tau. Man patinka tas visas, tos šoninės reklamos patinka man. Čia kaip gali. Kalbant apie tas merginas, kurios čia yra už manęs, ne? Tai galiu pasakyti, kad prostitucija nėra legali, bet jeigu aplinkui eini prostitucija, pavyzdžiui, ten masažas, nuogas ar ten pačiupinėjimas, tai nesiskaito kaip prostitucija, už tai yra legalu. Ir žodžiu, apeina sistemą japonai, bet pas juos tas labai populiaru, kaip ir kavinės tos, kur kviečia merginos, o čia už mūsų. Tai va, tokia ta Japonija. Nenori Rima merginų? Virš manęs yra Godzilla. Tai jeigu norit arčiau pamatyti, yra kavinė 8 aukšte. Čia einate eskalatoriumi viršų, užkylat į kavinę ir galit prie pat jos būt. O mes einam į kitą spotą, mes nekilsim, neturim biškį laiko. Einam į gatvės galą ir ten matosi. Prie Don Kichoto atėjot ir galit pamatyti tą Godzillos galvą. Einam pažiūrėti Shibuya Crossing, tos didžiosios perėjos. Ir yra faktas apie šitą stotį, čia yra pati didžiausia stotis Tokijoje, kur per dieną praeina po 3,7 milijono žmonių. Bet kad ir pačioj didžiausioj Tokijos stoty, nežinau, navigavimas, tai šiaip gan labai paprastas. Girdėjau žmonių, kad labai sudėtingai yra naviguoti stotyse ir panašiai, bet nieko čia nuostabaus kaip ir visur realiai. O viskas šiaip labai paprasta, yra parašyta, pavyzdžiui, Ginza Line arba kitos linijos, ten Tokyo Line ir panašiai. Viskas pagal spalvas, atsidarot Google Mapsus, viską parodo. Kuris peronas, kuri linija, kur kada atvažiuoja, netgi live traukinius rodo žemėlapį, tai kad jūs matytumėt, kur yra tas traukinys. Easy peasy. Net Rimai sakė labai lengva, tai įsivaizduokit, kiek čia yra paprasta. Taip, kad nesiparinkit, jeigu didžiausiai Tokijos stoty galima susigaudyti, tai visur galima susigaudyti. Naudojam savo papiriuką mes visur. Papiriukas labai gerai. Su šitų papiriukų mes galim važiuoti visur, kur yra raidinės linijos, pavyzdžiui, Z, A, B, C, D, E, F ir panašiai. Tai šitas papiriukas yra labai gerai. Paimim papiriuką, išlenda, pasiemi ir naudoji 48 valandas, neribotai, kiek tu nori. Nes ačiū žmonių milijonas, bet prieš mane yra Hachiko Tsuckis. O žmonės fotkinasi. O visa istorija su šitų Tsuckiu yra tas, kad Akitos šuniukas kiekvieną rytą šeimininką pasitikdavo šitoj stotyje, bet šeimininkas numirė. Ir šitas šuo vis tiek kiekvieną dieną, kiekvieną rytą 10 metų iš eilės atvarydavo prie šitos stoties. Tai tapo toksai kaip ištikimybės simboliu. Ir dabar visi čia atvažiuoja nusifotografuoti. Nu ką, bandysim perėti tą didžiausią perėją, kur per dieną praeina po 2,5 milijono žmonių. Tai ir mes bandom perėti. Rima, jeigu pasimesim, sustiksim kitam gale. O šita perėja yra įdomi tuom, kad kai užsidega žalia, tai per visą šitą teritoriją gali eiti kas kaip nori. Tiesiog didelis balaganas. Vienu kartu gali pereiti 3000 žmonių, o per dieną 2,5 milijono. Čia ir mikrofonas šiaip. Evil Rima. O tenais užsibaigs mūsų vakaras, tai yra ten viršuj Shibuya Sky. Čia vadinama repu. Boom! Hey! Nu gražu, bet gaila nepersitikė tas grožis per tą kamerą. Jo, per kamerą žymiai geriau atrodo.
Ne per kamerą. Iš BSK užsisakyti bilietus reikia bent jau prieš, nežinau, mes sakėm prieš 2 savaitės ir jau laikas buvo labai minimalus, teko netgi derintis dieną pagal bilietus. Tai atkreipkite dėmesį, realiai prieš mėnesį reikia užsipirkti bilietus. Jeigu norit per saulėlydį, tai iš vis nežinau, kada reikia tos bilietus nusipirkti. Va, matos, čia ir Tokijo bokštas gražus. Bet vėjas yra beprotiškas, kad neleidžia pasimti kepurės ir šaliko. Tai čia nesąmonė, nes šie žmonės sušalt gali. Big city life. Move on. Labas rytas, mes stovim eiliai autobuso, laukiam. Gal čia mūsiškis? Ne. Žodžiu, šiandien važiuojam į kelionę, kuri trunka apie porą valandų. Bilietą nusipirkom prieš 3 dienas. Bilietų kainos ribotos, taip kad atkreipė dėmesį. Ir ką sėsim, važiuosim link to kalno pažiūrėti. Atvažiavom į Fuji Yoshida miestelį, kuris yra prie pat kalno Fuji ir Kawaguchi ežero. Šiuo metu esam Fuji-Q Highland. Už manęs yra žmonės važinėjasi atrakcionus, nežinau kaip jie nešalta, nes dabar yra -1 šilumos šalčio. O mes einam į viešbutį ir eisim patyrinėti ir mes. O šitas parkas netgi turėjo Guinness rekordą, tai stačiausią nusileidimą pasaulyje. Tai dabar yra antras stačiausias pasaulyje nusileidimas. Netgi ten daugiau negu 90 laipsnių, 110 ir 114 laipsnių. Jeigu norit, mėgstat ekstremą, tai čia vieta jums. Aš mėgstu, bet man jaučiu per šalta. Atvykome mūsų viešbutuką, vadinasi Yakiniku Tatsugaka. Va taip atrodo. Čekinas, aišku, yra nuo 3, bet gal priims. Viešbučio turas, šiaip čia visko yra. Espresso aparatas, šaldytuvukas, 2 didžiulės lovos. Tada yra netgi toks lounge area. O čia tualetas su dušu. Ir taip pat čia yra onsenas, jeigu norit. Tai čia išėjus iš karto. Čia išėjus iš karto yra ten berniukų, čia mergaičių. Gali tiesiai į onseną eiti. Karšta. Važiuojam, sėsim į traukinuką ir važiuosim į Kawaguchiko station. Labai graži stotyčia su Tommy the Train. Atvažiuojamas traukinukas. Žiūrėk, koksai fainas. Su Fujiu. Važiuojam į Lawsoną. Pamačiau labai gražų lauktuvį, negalėjau atsispirti. Ir nusipirkom kažkokį paragauti, yra chickenas kažkoks. Meatballs. Davai, ragaujam. Gardu? Kaip kukulis, kur prie makaronų skonis kai kukulio, kur prie makaronų šiaip būna, ne? Kas čia spjėvai? Neskanu. Kažkoks kremplėtas. Ne kremplėtas, čia daržovės. Nepatinka. Gardu?
Galima prasplaukti laivelių. Taip pat galima pakilti cable kartų į viršų. Kavatyra ir apžvalgos aikštelė. Išeinam iš kažkokios obuolinės. Buvom čia kažkokia Apple custard pie. Viskas iš obolių, ką tik nori. Nusipirko Rima su mačia, piragaitį. Tai eisim paragaut. Ar tikrai 4 eurus mokėjai. Žalias. Kiek balų? Labai keistas kombo mačio ir oboliai, niekad gyvenime nesu taip valgęs. Bet nėra blogai. Einam, nusipirksim bilietuką ir kilsim į kalniuką. Užkylame viršų. Nu, vaizdas tikrai gražus. Aišku, galėtų būti ir ne apsiniauk, nu, tiksliau ne apsiniauk, o ne rūkas. Bet nieko. Eina, pažiūrėsim, dar čia yra restoraniukas, supynių, matau, čia visokių yra. Čia rašo, kad šitoje vietoje taip pat galima žiūrėti saulėlydį ir saulėtekį. Ir per patį, kai kyla saulė, per patį vidurį būna saulė ir atrodo kaip švytintis deimantas. O jeigu debesis virš jo, tai kitą dieną lis. Čia yra tokia pramoga, 100 jenų kainuoja atsikratyti blogųjų dvasių. Tai viskas, ką jam reikia padaryti, įmetat auką, 100 jenų, pasiemat šitą, šiaip čia turi būti sakės bliudelis pagal viską. Ir paimi tą sakės bliudelį, anksčiau gerdavo, dievam aukodavo, o dabar paimi tą sakės bliudelį. Eini prie šitos šraino, atsistoji čia ir meti tą bliudelį, turi pramesti pro šitą ir svarbu nepataikyti į mažą, nes tada bus blogai. Bliudelis turi nukristi per vidurį ir tada atsikratysi visų savo blogų dvasių, blogos sėkmės ir viso kito. Tai einam, mes atsikratysim tų dvasių. Taip, kad rytoj saulėta būtų. O, kaip gražiai krepšininkas man pusėlė. Nu va, užlipom, tai Fudžis tik toks. Turėtų čia būt va tai va. Bet nesimato. Turim tokį Fudžį. Reikia džiaugtis, ką turim. Einam toliau. Pastebėjom, kad čia šitoje vietoje yra labai daug visokių triušių. Tai pasigūglinom ir pasirodo yra istorija, dėl ko tos triušius taip saugo ir gerbė. Dievulis apsimetė vargšelių, nukeliavo į žemę ir paprašė pagalbos lapės, triušio ir beždžionės. Beždžionė užlipo į medį, atnešė vaisių, lapė pagavo žuvį, o triušiukas nieko neturėjo ką pasiūlyti, tik žolytės, tad iššoko į laužą ir save paaukojo. Tai dievulis pamatė tą tokį pasiaukojimo ženklą, atgaivino tą triušį ir nusivedė jį, nusiskraidino į Mėnulį. Ir yra sakoma, kad iki šiol Mėnulį tas triušis dabar gyvena ir gamina močių pyragėlius. Rimas sako man, Vygantai, kas čia per oras? Aš sakau Rimai, ką aš žinau, kur ta saulytė, aš nesuprantu. Pažiūrėk. Va. Nežinau. Užsukom į tokį labai fainą restoranėlį, kur galima pačiam pasikepti jautieną. Ir čia yra tokie mielai, nuo mažo iki didelio ir gauni visą šitą lėkštę. Tai pasimsim. Ir paragausim pagaliau tas jautienas. Atnešė mum kepsnukus, išsikepsim dabar. Ir pavalgysim labai skaniai. Kol kas tai man tai be galo skanu yra. Ir man fainai ir skanu. Ir man labai patinka šitą vietą.
Išsikėpėm, gaunat ir ryžių, ir kažką, ir čia padažiukas, ir skirtingų padažiukų, salotas, potato tai salad yra. Nu ką, įtadakimas ir valgom. Realiai prekiauja tik tai vienu produktu, tą mėsytę ir alum. Tai